Ačiū pirmininkė. Balsavau už šitą dokumentą ir tikiuosi, kad tos gairės, kurios jame numatytos, kad jomis bus ir vadovaujamasi. Kalbame daug apie tvarų išteklių naudojimą, turime strategijas, siekiamybės dėl žalio ekonomikos augimo. Bet turime savaime suprantama galimybės ir poreikius. ES piliečių poreikių patenkinimas neatsiejamas nuo tausaus išteklių naudojimo. Tai kalbu ne vien tik tai apie žemės išteklius, kuomet kalbama bendrai apie tausius išteklių naudojimą, bet kalbama ir apie lėšų taupymą. Tvarus naudojimas įmanomas tik inovacijų ir novatoriškų sprendimų pagalba. Todėl reikia atitinkamo dėmesio moksliniams tyrimams, reikia sudaryti sąlygas privačiam sektoriui bendradarbiauti su mokslininkais ir taip rastųsi gyvybingas inovacijų sektorius, vedantis į tausų išteklių naudojimą. O pasimokyti, kaip tą daryti, kaip kurti gyvybingą inovacijų sektorių, manau, galėtumėm iš kai kurių ne ES valstybių, šiuo atveju Izraelio, kuris puikiai tvarkosi su mokslinių tyrimų ir inovacijų bendradarbiavimu. Madame. La parole est maintenant à Madame Klass, à qui je donne la parole. Frau Präsidentin! Ich habe gestern hier im Plenum eine flammende Rede für mehr Ressourceneffizienz gehalten, und ich habe heute gegen den Bericht stimmen müssen, weil einfach zu viel Bürokratie darin ist. Es ist sehr viel Technik.